kolegos, 97% ritualinio skerdimo Lietuvoje nesiskiria nuo mūsų tradicijų. Tai yra elektrošokas ir tai matyti iš to rašto, kurį jūs gavote. Aš nesuprantu, apie ką jūs čia kalbate. Jeigu jūs norite tik tai konkrečiai prieš košer tradiciją kovoti, prieš žydų tradiciją, tai jums verta pasidomėti mokslas, ką šiuolaikinis sako apie tai ir ta prasme, žydai sako labai aiškiai, tai jūs esate antihumaniški su savo elektrošokais, o mes turim tūkstantmetinę tradiciją ir mūsų tas aštrus peilis, peilio kontrolė ir visa kita užtikrina, kad gyvūnas yra apsvaiginamas greičiau ir tai yra, ta prasme, humaniškiau. Tai ta prasme, čia akivaizdi yra kultūrinė kova. Jūsų tas ritualinis skerdimo draudimas visada eina su tokia, antisemitizmo prieskonių tokių. Tas buvo Hitleris tą pasiūlė 33 metais pirmą savo įstatymą. Dabar Vokietijos AfD partija laksto su šitą idėją. Jokie žalieji Vokietijos, Europos šito klausimu nepasisako. Tai ta prasme, jūs čia sumanipuliavo daugybę žmonių. Kas jūs inspiravo? Antisemitai čia, Hitleris. Kas inspiravo? AfD partija. Tai yra jūsų tikroji inspiracija. Jeigu aš gerai suprantu, klausimas yra, kas mane inspiravo, tai pirmiausia apie tuos tyrimus, kas yra humaniškesnis skerdimo būdas, tikrai, Seimo nariai, jeigu žiūrėjot pašto dėžutes, tai įvairiausių yra tyrimų, kurie prieštarauja tarpusavį. Ir, suinteresuotos verslo grupės siunčia įrodymus, kad skerdimas neapsvaidinant yra humaniškesnis, kiti siunčia įrodymus, kad apsvaidinant yra humaniškesnis. Čia tikrai vis laisvi turbūt esat pasirinkti, kuo tikėti šitoj vietoj. Mane įtikino tyrimai, kad apsvaidinant yra humaniškesnis, bet tos visos aliuzijos į Hitlerį aš turiu prisipažinti, tikėjausi, kada pagaliau sulauksiu iš ko nors Seime panašių nesąmonių ir sulaukiau iš jūsų. Savaip gaila, bet ir žavu. Šitą ribojimą yra įvedusios faktiškai visos Šiaurės Europos šalis. Turbūt jūs nenorit pasakyti, kad ten yra vykdoma Hitlerio politika. Ir šitas ribojimas, kiek jis yra susijęs su tautiniam bendrijom Lietuvoje, ar tai būtų žydai ar kitos tautybės, tai jau tikrai mažiausiai yra susijęs su žydais. Tiek kiekybiškai, nes tai yra maža bendruomenė Lietuvoje, tiek ir dėl to, kad tai yra bendruomenė, kurios dinamika nesikeičia Lietuvoje dešimtmečiais. Ir 14 metais, kai buvo įvestas šita išimtis, kurią dabar siūlau naikinti, buvo praėję kiek 24 nepriklausomybės metai, kai Lietuvos žydų bendruomenė sėkmingai gyveno be tokios išimties ir dėl jos nevyko politinės kovos ir tikrai ne Lietuvos žydų bendruomenė atnešė prašymą tokią išimtį sukurti. Jei jos netrūko, nereikėjo ir tai nėra Lietuvos žydų bendruomenės poreikis galėti taip skersti. Šiandieninėme pasaulyje yra sėkmingai užtikrinami visi, pavadinkim taip, mitybos poreikiai tarptautinės prekybos būdu. Tai tikrai, jokių aliuzijų į žydų bendruomenę nepriimu, sutinku ir jau pats įvardėjau pristatydamas, kad kas yra susijęs su musulmonais, tai tikrai turėsite dinamiką 10-20 metų bėdį. Tokio svarstymo mes nebegalėsim turėti tiesiog todėl, kad musulmonų bendruomenė bus per stipri, kaip nutiko ne vienoje Europos šalyje, pavyzdžiui, toj pačioj Belgijoje.